hated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. On the bitch you hated, filth infatuated. Yeah. On the plate you tasted, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. I'm the self-inflicted, my detonator. Labas vakaras visiems. Visiems, kurie mus mato, kurie mus girdi. Visiems, kurie mus pažįsta ir tiems, kurie mūsų nepažįsta ir mato pirmą kartą gyvenime. Viskas, ką noriu jums šį vakarą pasakyti, sutelpa į 2 žodžius. Utena nemiega. Kas? Utena nemiegojo vakar. Utena nemiega šiandien. Ir žinoma, ji nemiegos rytoj. Taigi, apie ką aš kalbu? Kalbu apie visus, kurie priverčia Uteną nemiegoti. Noriu jums juos pristatyti, parodyti, supažindinti, kad matytumėt, žinotumėt, prisijungtumėt ir prisidėtumėt prie visų, kurie verčia Uteną nemiegoti. Ar žinote kokių nors jaunimo organizacijų Utenoje? Šiaip tai ne. Kas jie? Jie žmonės. Tokie pat, kurie gyvena tarp mūsų, atrodo nieko neįsiskiriantys ir tuo pačiu visiškai kitokie. Tai žmonės savo jėgą suvienyje į įvairias organizacijas bei komandas. Tačiau apie viską nuo pradžių. Žmonės klausia, kas jūs, kur jūs ir kaip galima prie jūsų prisijungti? Kas? Kas? Ar ne per daug klausimų? Apie viską. Nuo pradžių. Utenos mokinių taryba, arba tiesiog UMT, gyvuoja jau 6 metus, nuo 2000-ųjų. Šiai organizacijai vadovauja Agnė Vėgelytė. Utenos mokinių tarybai priklauso po 2 mokinius iš kiekvienos vidurinės mokyklos bei gimnazijų ir dar keli savanoriai. Ši jaunimo organizacija rūpinasi bei sprendžia mokinių problemas viso Utenos miesto mastu. Vienas iš didžiausių pasiekimų yra tai, jog kiekvienais metais apdovanojami geriausiai besimokantys mokiniai visose Utenos mokyklose bei gimnazijose. Įvykiai, kurių praleisti nederėtų, tai kasmet švenčiamas UMT gimtadienis. Jį ši organizacija švenčia kiekvienų metų vasario 1 dieną. Na ir žinoma, tikrai vertas dėmesio renginys į Šokį vasarą. Tai šokių maratonas skelbiantis vasaros pradžią. Utenos mokinių taryba niekada nesėdi vienoje vietoje. Nuolat rengia seminarus, bendradarbiauja su kitų Lietuvos miestų mokinių tarybomis. Kreipkis į savo mokyklos arba gimnazijos mokinių tarybą ir prisijung prie organizacijos, kuris sprendžia visos Utenos problemas. Jaunimas apie jaunimą jaunimui. Geras pasirinkimas. Sutrumpinės viską, ką jau išgirdote, galiu drąsiai teikti, jog tu turi teisę jiems priklausyti, nes... Tau reikalingas organizacijos šitas ar ne? Žmonės nežino, bet jie klausia ir klauso. Ką klauso? Kiekvienais metais muzikos mokykloje galima išvysti būrį žmonių, kurie klausosi muzikos, kurią kuria jaunimas. Autorinės dainos festivaliai Ave Vita? Ne, Silvija, ne visai. Aš kalbu ne apie festivalį, o apie žmonės, kurių dėka jis įvyksta. Jūsų dėmesiui kūrybinės veiklos centras Harmonija.
Kūrybinės veiklos centras Harmonija įsikūrė jau prieš 5 metus, 2001-aisiais. Šiai kūrybišką jaunimą vienijančiai organizacijai vadovauja mokytoja Nijolė Gelgotienė. Žmogus kupinas idėjų, minčių ir padedantis visiems, kurie nori save realizuoti ir yra įsilieję į pilną kūrybos gyvenimą. Taigi šios organizacijos nariai, 1-12 klasių mokiniai, kuriantys dainas, piešiantys ir žinoma kupini minčių, kaip pakeisti pasaulį, kad jis taptų mielesnis. Šis kūrybinės veiklos centras įsikūręs Utenos muzikos mokyklos patalpose. Na, o uteniškiai ir ne tik žino apie šią organizaciją iš ją garsinančio renginio Ave Vita. Šis renginys kiekvienais metais į Utenos muzikos mokyklą sukviečia šimtus žiūrovų, kurie ištisas valandas klausosi autorinių mokinių dainų. Harmonija visada laukia norinčių prisijungti, norinčių kurti, dalyvauti ir žinoma padėti. Muzika, muzika, muzika. Ne vien. Tu neprivalai būti vienu iš tų priplaukusių menininkų, neprivalai būti kitoks, neprivalai būti vienoks ar kitoks. Bet tu turi būti suprastas. Ir gal žinote kokių nors organizacijų? Jaunimo? Taip, Utenoj? taip. Nežinau tikrai. Sakot, kad nežinot, mes irgi nežinojom. O dabar kuo drąsiausia pranešame ir žinoma skelbėme. Kad ir gamtos bei įvairių tradicijų mėgėjai turi kur save išreikšti. Skautai Utenos Saulės gimnazijoje įkurti jau 1922 metais. Tuo metu šią organizaciją globojo kūno kultūros mokytoja Liuda Ruseckaitė. Na, o dabar prabėgus tiekai laiko, skautams vadovauja Audronė Katilienė. Šiai organizacijai priklauso skautai ne tik iš Utenos miesto, bet ir iš viso rajono. Jo organizuoja stovyklas ir žinoma stengiasi išsaugoti tik skautams būdingas tradicijas – aprangas, šūkius, gamtos saugojimą, tvarkymą, tik jiems būdingas stovyklas. Vienas iš pagrindinių šios organizacijos tikslų – gyvenimas be žalingų įpročių. Gamtosauga. Jei nori tapti vienu iš skautų, nepatingėk ir nepabijok. Ši organizacija laukia jūsų. Pasirodo, net ir būdamas žmogumi, kuris nuolat nori sužinoti ką nors naują, ne visada žinai, net ir pačius elementariausius dalykus. Ar jums nieko nesako pavadinimai kaip apskritasis stalas, Europos klubas ir panašiai? Europos klubas sako, apskritasis stalas tikrai ne. Visiems gamtos mylėtojams, saugotojams, gerbėjams, gyventojams ir gynėjams. Ja saugantiems ir visiems kitiems skelbėme. Utenoje yra vieta, kur tu rasi bendraminčių. Galbūt netgi išgelbėsi žalę žemės plotelį. Kas jie? Kur jie? Tarp mokyklinis aplinkotyros klubas Viola įsikūręs jau nuo 1996 metų Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje. Klubui šiuo metu vadovauja Viktorija Vasiliauskaitė. Kiekvienais metais prie Violos prisijungia savanoriai mokiniai besimokantys 9 klasėje. Na ir šiame klube jie pasilieka net ir būdami studentais. Organizacijos veikla remiasi į 4 stiprias kryptis – gamtosauga, aplinkotyra, žiniasklaida ir meninė raiška. Tarp mokyklinis aplinkotyros centras Viola 1999 metais pradėjo nepriklausomą projektą – Utenos jaunųjų gamtotyrininkų mokyklą. Kiekvienais metais šią mokyklą baigia maždaug 10 klausytojų. Na, o iš gyvenimiškesnių situacijų galime pasakyti – medžio be Violos sutikimo bent jau gimnazijos teritorijoje tikrai nenukirsite. Nepamirškite, jūs galite tapti vienu iš šio klubo narių, juk nebūna per vėlu. Juos žino visi. Ar žinote kokių nors jaunimo organizacijų Utenoje? Apskritasis stalas, UMT. O kuriuos rasti, taip pat žino kiekvienas. Pasiruoškite pamatyti tuos, kurie po savo sparnu priima dar krūvą jaunimo organizacijų. Kitaip sakant, prieš jūsų akis organizacijų motina. Arba tiesiog vieta su labai ilgu ir nelengvu pavadinimu. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga. Apskritasis stalas.
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas įsikūrė 1998 metais. Šiai organizacijų motinai, kuri vienyje netgi 16 organizacijų, šiuo metu vadovauja Karolis Bernotas. Apskritojo stalo vizija tai palanki ekonominė, socialinė ir teisinė aplinka, įgalinanti aktyviai jaunimo organizacijų veiklai. O misija siekti pokyčių jaunimo politikoje, kurie gerintų jaunimo organizacijų veiklos sąlygas. Ši organizacija pasiekė tikrai daug. Ji yra pripažįstama įvairių aukštesnių organizacijų, taip pat puikiai bendradarbiauja su miesto savivaldybė, nacionalinėmis organizacijomis. Šis apskritasis stalas po vienu stogu suburia įvairiausių poreikių jaunimą. Nuolat dalyvauja bei organizuoja renginius, seminarus, stovyklas. Juos galime rasti Aušros gatvėje 47 įsikūrusiame organizacijos biure. Kiekvienais metais ši organizacija uteniškius nustebina gerumo akcijomis, kasmetiniais festivaliais, renginiais. Apskritojo stalo gyventojai skelbia: nesvarbu kas tu, svarbu, kad tu su mumis. Vasara, vasara, vasara. Nors su jie žinoma ir stovyklos. Laikas, kurį taip rūpi praleisti neįtikėtinai gerai. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas jums turi ką pasiūlyti. Kasmet organizuojama stovykla jaunimo zona į ežerų pakrantės ir miškus sukviečia didelį būrį uteniškių, kurių laukia tikrai linksmai praleistas laikas, pramogos ir kitos įdomybės. Tiesiog negalima praleisti šios stovyklos, nes kiekvienas iš jos grįžęs parsiveža patį didžiausią glėbį geriausių įspūdžių ir nepaprastų akimirkų prisiminimus. Ai, gerai. Jau tradicija tapo kiekvienais metais laukti renginio pristatančio hip-hopo kultūrą. Gyvenimas kitokiu ritmu. Kas metais skelbia iškabos mūsų miesto gatvėse. Šis renginys nuolat pritraukia šimtus žiūrovų, o dalyvių ratas vis plečiasi ir plečiasi. Gyvenimas kitokiu ritmu uteniškiams pristato 4 hip-hopo kultūros elementus: grafiti piešinius, breakdance šokius, repo dainas bei DJ pasirodymus. Jei dar neapsilankėte šiame renginyje, ilgai nelaukit ir žinoma prisijunkit. Jiems reikia jūsų palaikymo. Apskritasis stalas rūpinasi ir švietėjiška veikla. Nuolat vykstantys seminarai, akcijos ir apmokymai visuomeniai padeda išauginti lyderius, ateitį užsitikrinančius žmonės, kurie, kaip nusijuoktų senesni žmonės, bus mūsų ateitis. Paskubėkite tapti savanoriais ir prisijunkite prie Apskritojo stalo veiklos. Juk nesvarbu, kas tu. Svarbu, kad tu su mumis. O jie geri. Be to, tu gali būti vienas iš jų. O jie veiklūs. Jiems reikalingos tavo idėjos. Stop. Manau, kad mūsų ir žinoma ne tik mūsų miesto gyventojai jau susipažino su dauguma Utenos jaunimo organizacijų. Dabar žinos, kur bėgti, kur kreiptis ir kur išsakyti savo mintis. Bet nereikia pamiršti ir tų, kurie nesiklausdami po organizacijų sparnais drebina Utenos jaunimo laisvalaikį. Organizuoja, ruošia, linksmina. Žmonės, kurie neleidžia mūsų miestui judėti. Rūpinasi koncertais. Muzika, tobulėjimu. Ir gerai savaitgaliais. Žmonės, kurių rezultatai stebina ir verčia nusišypsoti. Būna liūdna, būna ir sunku, būna nusispjauni visų ir tu darai, ką nori, eini kur sugalvoj, po tiek laiko supratau, kad man tikriausiai būt vienai paprasčiau. Įvairiausiais vardais bei pavadinimais papuošta toji mūsų Utena. Vieni vadina roko, kiti technokultūros sostinę. Čia tik maži pavyzdžiai, tačiau juk jie negimė iš niekur. Turime sutikti, jog muzikinės veiklos Utenoje tikrai gausu. Prireiktų tikrai ne vienos ir ne 2 rankų pirštų, kad suskaičiuotume renginius, grupės ir visą kitą muzikinę veiklą, kuri nuolat budina Uteną. Begalės kultūrų, begalės atstovų, begalės renginių, ko tik mes čia neturime. Roko galiūnai Anbo,
jaunieji Tarka, daugybė sunkiosios muzikos atstovų, hip-hopo kultūrą propaguojantis Oxygen Squad, Breakeriai Deep Infinity, naujus vėjus atnešantys Catchfly, kartos keičia kartas, o muzika Utenoje neišnyksta ir tikimės, jog dar ilgai neišnyks. Jūsų dėmesiui vienos iš gražiausių akimirkų iš renginių, kurie priverčia žmonės šypsotis. Mes parodėm, pristatėm, pažindinom. O jūs kreipkitės. Sakykit, kalbėkit, netylėkit ir nemiegokit. Nes nuo tavęs priklauso tavo laisvalaikis. Nuo tavęs priklauso tavo brangus laikas. Nors ir esi vienas iš tūkstančių. Bet esi vienas iš jų, kurių dėka vakar, šiandien ir rytoj Utena nemiega. Utena nemiega.